1918 metais pradėjo veikti Lietuvos advokatūros savivaldos sistema, subūrusi advokatus į profesinę bendruomenę. Per daugiau nei 100 metų ši bendruomenė išaugo nuo 28 iki daugiau nei 2000 narių. Ar juos vis dar vienyje bendras tikslas – ginti žmogų, teisingumą ir savo valstybę? Kokios savybės yra svarbiausios šiuolaikiniam advokatui? Advokatūroje dirbo dar taip vadinami tie smetoniški advokatai. Žinot, iš jų buvo daug ko galima pasimokyti. Buvo laikai, kada prisipažinimas lėmė viską. Niekada netikėkit žmogaus prisipažinimu. Niekada netikėkite, iki neturit įsteisėjusių nuosprendžio, kad žmogus kalba. Smogiau 4 smūgius. Sakau, stop, ne smūgius, o antausius. Ir jo žodžiai už karto. Sako, advokate, aš kalbėsiu tik tiesą. Ir aš vienintelį žinau, bet aš negaliu niekam pasakyti. Tarytum ir aš kaltininkas, aš suokalbininkas esu to. Ir jie tam tikrą prasme teisūs. Teisūs. Tai kada susiduri su tokiomis praktikomis, truputį pradedi mąstyti kitaip. Ar čia viskas gerai? Ar čia viskas gerai? Įvaizdis yra viskas. O faktai, kaltė ir kiti dalykai tampa niekas. Pirmiausiai pats advokatas turi turėti sąžinę. Ir gali būti, kad yra tam tikros ribos. Padorumas yra viena iš svarbiausių advokatų savybių, žmogaus savybių. Ir tada klausimas labai paprastas. Ar tikrai šitie žmonės nenusipelno tinkamos gynybos? Riaušių byla yra vienas gėdingiausių Lietuvos istorijoje. Jisai gindamas tą žmogų, jis gina ir valstybę. Advokato garbė tai yra potencialių klientų pasitikėjimas tavim. Šiais laikais žmonių turinčių universiteto diplomą vieno arba kito ir įgijusių geras arba puikias žinias yra daugybė. Bet sėkmingais tampa tik pakankamai nedidelė dalis jų. Kodėl? Nes jeigu tu tik tai vieną žinosi, kad tu esi puikus advokatas, o nieks nežinos, tai ar tu sėkmingas advokatas? Aišku, kad ne. Advokatas kaip ir gydytojas reikalingas, kai yra problema. Kai problemos nėra, advokato nereikia. Advokatas žinodamas, kur yra riba arba ta plona linija, tada tą akimirką turi pasakyti stop. Kada jau patarė prokuroras arba teisėjas, jau būna pasiektas. Padaręs tą darbą jauti didžiulį pasitenkinimą. Ne pinigų prasme, ne kažkokį, tiesiog pasitenkinimą, kad tu padėjai žmogui, nesižiūrėdamas į akis. Žiūri, akis tokios drėgnos ir sako ačiū. Ačiū už pagalbą. Aš noriu padaryti žmonėm, padėti kažką gero. Tai man tai yra ta pamatinė vertybė. Advokatai drąsūs žmonės. Tai yra advokato ir advokatūros pamatinės vertybės. Patikėkit, jas turi kiekvienas advokatas.